Neseniai pristatyta miškų stebėsenos paslauga naudoja aukštos raiškos palydovinius vaizdus, kad pateiktų laiku ir tikslę informaciją apie miškų būklę. Paslauga sukurta taip, kad remtų įvairius vartotojus, nuo privačių miškų savininkų iki valstybinių institucijų ir tvarumo ekspertų. Miškų stebėsenos paslauga šiuo metu siūlo du galingus įrankius – kirtimų aptikimą ir kasmetinį miško sveikatos rizikos stebėjimą. Norėdami pasiekti visas miškų stebėsenos programėlės funkcijas, vartotojai turi užsiregistruoti. Užsiregistruokite nurodydami galiojantį elektroninį paštą ir saugų slaptažodį. Miškų stebėsenos paslauga yra prieinama 4 kalbomis, o numatytoji kalba yra anglų. Vartotojai gali pakeisti kalbą naudodami išskleidžiamąjį meniu. Vartotojai gali naršyti žemėlapyje, priartinti ir nutolinti, nustatyti kryptį į šiaurę ir rasti tikslę vartotojo buvimo vietą. Vartotojai gali matuoti atstumus ir plotus. Viršutinėje paieškos juostoje galima atlikti išsamią paiešką pagal vietą. Žymeklių skirtuke galima pasirinkti konkrečias geografinės teritorijas. Vartotojai taip pat gali pažymėti naujus žymeklius. Miško sklypų skirtukas leidžia vartotojams peržiūrėti, importuoti, keisti ir eksportuoti miško sklypus, rodant kiekvieno sklypo miško būklės vizualinį atvaizdą. Kirtimų aptikimo įrankis yra nemokamas. Vartotojui patogi internetinė aplikacija padedanti aptikti miškuose atliktus kirtimus su atnaujinimais bent 3 kartus per metus. Ji gali integruotis su nacionaliniais miškų registrais, GIS sistemomis, arba būti naudojama tiesiogiai privačių miškų įmonių. Įkelkite miško sklypą, kad peržiūrėtumėte dabartinius duomenis. Vartotojas gali gauti pranešimus apie reikšmingus pokyčius, tokius kaip kirtimai. Palyginkite rezultatus su ortofoto vaizdais, registrais ir apsaugos zonų duomenimis. Atsisiųskite rezultatus formatais, tokiais kaip GeoJSON, Excel, Shapefile arba CSV. Šis įrankis padeda suinteresuotoms šalims sekti miško kirtimo įvykius ir gerinti miško valdymą. Sluoksnių skirtukas leidžia vartotojams pereiti tarp įvairių duomenų rinkinių, įskaitant miško sveikatą, žemės ūkį, kadastrą, apsaugos zonas, rizikos veiksnius, geologiją ir palydovų žemėlapius. Ši funkcija leidžia vartotojams uždėti kelis sluoksnius ant žemėlapio ir stebėti aplinkos ir žemės naudojimo faktorius. Kasmetinis miško sveikatos rizikos stebėjimo įrankis aptinka paslėptas grėsmes, tokias kaip kenkėjų invazijas, medžių ligas, miško gaisrų padarinius ir perteklinį vandenį. Jis atnaujinamas kasmet aukštos raiškos palydovų duomenimis nuo gegužės iki spalio, teikiant naujausius įspėjimus. Rezultatai yra prieinami vektorių ir rastrų formatais, su koordinatėmis, kad būtų lengviau naršyti ir tikrinti paveiktas teritorijas. Nustatymų skirtukas suteikia galimybę valdyti stebėjimo dažnio pranešimus. Projekto skirtukas leidžia valdyti daugelio vartotojų ir organizacijų nustatymus. Ačiū už žiūrėjimą. Daugiau informacijos galite rasti pasikonsultavę su pagalba.